Galbūt aš apie tą polichromę pašnekėsiu šiek tiek tokiu platesniu kampu, ne vien tik tai apie medį, nes iš tikrųjų su medžiu mes retai kada susidurėm, vėliau papasakosiu, aišku. Bet aš tiesiog noriu pasakyti, kad polichrominiai tyrimai iš tikrųjų jie yra reikalingi. Daug kas sako, kad matau spalvą, suprantu, kaip buvo dažyta, man polichrominių tyrimų nereikia. Iš tikrųjų, jeigu tai buvo ne vienas sluoksnis ir daug perdažymų, tai vis tiek prieš bet kokius tvarkybos darbus reikalingi tie polichrominiai tyrimai. Ir mes dažnai anksčiau išskirdom žvalgomuosius, kur būdavo tiesiog toksai uždavinys, kad reikia nustatyti, ar yra dekoro pastate, patalpose, fasade. O detaliai jau tie tyrimai, kur gilinamas iš tikrųjų, jeigu mes jau randam pėdsakus to dekoro, mes turim nustatyti, kiek to dekoro yra išlikę, apimti tiesiog ir nustatyti, kokiu laikotarpiu tai buvo dekoruotos patalpos ar kažkokie, sakykime, elementai. Ir tada mes nustatom tokius polichromijos raidos etapus ir dažniausiai mes nuo giliausio pirminio to sluoksnio sakom, kad tai yra seniausias etapas pirminis, o paskui jau tiesiog einam į viršų, nes būna labai daug iš tikrųjų tų sluoksnių. Na ir dėl ko tie tyrimai dar reikalingi? Dabar yra tokia tvarka, kad restauruojant kultūros paveldo objektus yra tiesiog, norint restauruoti, reikalinga tokia programa, paruošti programą ir toj programai tada atsispindi ten ir užduotis, ir metodika, ir visi tie reikalavimai, kas yra būtina. Bet tos programos iš tikrųjų neleidžia dirbti restauratoriams. Tai čia toks, jeigu kartais nežinote, tai susidursite, tai tiesiog... Pasirodo, su Jurga šnekėjau, sako, kur programa? Net ir darim perdažyti. Tai aš taip patylėjau, sakau. Taip patylėjau ir tiesiog galima buvo diskutuoti, bet aš tiesiog ne... O tai ta programa čia nėra projekto, bet jeigu nori kažką daryti... Programa tai tiesiog yra viena iš tų tvarkybos darbų projekto dalis. Tai yra, sakykime, daromi konstruktyviniai tyrimai, cheminiai tyrimai, architektūriniai, polichrominiai. Ir kai pasidarome tos polichrominius tyrimus, jeigu mes randam dekoro, ir jį norim išsaugoti, tai mes vis tiek turim paruoštą programą. Tarkim, pirminė durų danga nustatyta, čia vėlgi polichrominiai tyrimai. Mano manimu, kad nereikia tokiems dalykams tų programų, nes čia yra tiesiog, kaip sakykime, jo perdėti reikalavimai. Iš tikrųjų, svarbiausia, kad tas žmogus suprastų ten, kuom dažyti, kokia spalva buvo, kad nesugadinti tiesiog to gaminio. Jeigu tai kalbama apie duris arba... Tiesiog, minėjau, kad tikrai būtini tie tyrimai, bet susidūrėm su tokiu labai įdomiu objektu, kuris buvo tyrinėtas 3 kartus ir dekoro nerado. Čia Simno bažnyčia, aš kėliau čia tokių nuotraukų keletą. Ir buvo tokia intuicija, kad vis tik tai pamačius iš tų mažų zondų, kurie buvo dar tie prieš 30 metų, jie labai nedidukai buvo, matėsi, kad ten yra tos polichromijos iš tikrųjų. Bet dėl ko pasakau, kad kartais specialistas turi tą pamatyti, nes daug uždažymų ir sunku tikrai vertinti. Ir dažniausiai, kai zondose matosi tokia pereina spalva iš vienos į kitą, iškart galima taip nujausti, kad ten tikrai kažkas galėjo būti. Tai dėl ko aš sakau, kad prieš pradedant, aišku, tos polichrominius tyrimus, tai reikia susipažinti su pastato istorinė medžiaga, menotyrine, jeigu įmanoma ją rasti. Archyvuose kartais mes randam daug informacijos. Tiesiog tai, palengvina tada tos tyrimus. Nes kartais, jeigu tu nežinai pastato istorijos, tai nelabai žinai, ką ten galima būtų rasti. Ir dabar apie tos zondavimus. Yra tokie minimalūs daromi zondai, sakykime, kad atidengiama paviršius pasluoksniui ir tiesiog, yra toks reikalavimas tokius daryti tvarkingus zondus ir susinumeruoti, sakykime, kiek yra tų uždažymo sluoksnių, kad žmogui, kuris ateitys, sakykime, jeigu ten to dekoro nėra ar ką, kad žinotų, kiek yra uždažymo sluoksnių, kuris yra seniausias, kuris yra ten, sakykime, vėlyvesnis ir jeigu ten yra dekoro, tada dar išskiriam keletą ten tų sluoksnių spalvų. Tai tos polichromijos iš tikrųjų gali rasti ir sienose, ir architektūrinėse detalėse, netgi, sakykime, Simno bažnyčia buvo, sakykime, vėliau jau tie kapiteliai irgi polichromuoti ir taip įdomiai, sakykime, forma, kaip sakyti, ne vienas spalva nudažyta, bet tiesiog su spalvom ištraukta dar labiau tą paryškintą formą. Tai Simno bažnyčia, kaip aš sakau, kad pradėta buvo nuo labai mažų zondų, paskui, kai pamatai, kad ten, sakykime, to dekoro, jeigu yra, iš tikrųjų tada plečiami tie yra zondažai, didimas jų kiekis, kad susivokti, toj sienui, tam plotė, kiek gali būti to dekoro.
nes tyrimų metu griežtai yra draudžiama didelės atodangas. Geriausia, kad jeigu tai daro, sakykime, žmonės, kurie supranta, kuriems reiks restauruoti, kad tiesiog nesugadintų to dekoro, nes kartais agresyviai atidenginėjant galima sugadinti tą tapybą ir restauratoriui pridėti daug paskui problemų. Tai vat, ir zonduojama iš tikrųjų viskas, ne tik sienų paviršiai, bet ir skliautai, ir lubos, ir pilastrai, ir panelinės dalis, ir netgi angokraščiuose irgi galima rasti dekoro, jeigu tai aišku nesunaikintas yra. Tai vat, mes čia, kadangi Simono bažnyčioje tikrai daug labai aiškinomės ir kaip nebūtų keista, iš tikrųjų visoje bažnyčioje dekoro neradome, to ankstyvesnio, radome tik tai dešinėje koplyčioje. Matomai galbūt arba nenuvalė to dekoro, nes iš tikrųjų, kai dažo tas bažnyčias, labai drastiškai tiesiog nuplaudavo, nuvalydavo, nugriauždavo dažus, nes jiems galbūt jie nesilaikydavo, gal tiesiog labai sąžininkai meistrai dirbo, kaip sakom. Ir tuos dekoro likučius kartais mes randam tokiuose labai sunkiai prieinamose vietose, kur galbūt tą meistrų buvo ten sunku pasiekti arba įsigalvoti, vis tiek nieks nematysiu, uždažysiu, tai čia būna geriausiai išlikęs tas dekoras, nepažįstas iš tikrųjų. O kadangi kiekvieno remonto metu, tai dažniausiai ten, sakykime, ir apatinės dalys nukenčia, ir nuo palangių kondensatas bėga, tai ten tos vietos dažniausiai būdavo nuvaloma, net pertinkuojama, ir to dekoro iš tikrųjų paneliai daly kartais labai sunku rasti, ir ypač nuo palangių, jeigu ten tas kondensatas teka, tai ten vėliau naudojo tokias baisias priemonės kaip cemento skiedinys ir kai jau su juo užtinkuodavo, tai tada tos visos apatinės dalis, tai ten sunykdavo labai greitai ir ten jau dekoro, kaip ir Simono bažnyčia, radom tik užuominas iš tikrųjų. Tai, liūdna iš tikrųjų. Tai vat mūsų tų polichrominių tyrimų, kaip sakyti, tokia eiga, iš pradžių pasidarai tos zondažus, ištyrinėjai ten tas, sakykime, labai charakteringas vietas ir tada, yra toks reikalavimas tos zondažus sužymėti, sakykime, išklotinėse brėžiniuose, kad, sakykime, ateities kartom, jeigu ateis vėl daryti kažkokį remontą ar ką, žinotų, kad ten yra zonduota ir jeigu ten, sakykime, tas zondas yra neeksponuojamas ar ką, ar dažomas, kad žinotų, kad ten buvo atodanga. Tai tyrimų tokia seka toliau, kaip sakyti, mes tos sluoksniukus visus, kuriuos nusiemam pavyzdėlius, ką mes bandėm irgi rumšiškės daryti, nors labai ten mažai tų uždažymo sluoksnių, susidedam tokias stratigrafijos lenteles. Ir ten tiesiog, kiekvieną sluoksnį susinumeruojam. Jeigu žinom, koks tai dažas, ar kalkinis, ar klynis, galima įvardinti, bet tai čia tik mūsų spėliojimai yra, reikia vis tiek chemikam atiduoti geriausiai, aišku, tus mėginukus. Ir matom, kiek gali būti dažymo sluoksnių. Būna ir 6, ir 3, ir būna net iki 40 ir daugiau. Žiūrint, koks tai yra objektas iš tikrųjų. Tai, kiti tyrėjai sako, kad ta stratigrafijos fiksacija nereikalinga, užtenka įvardinti spalvą, bet žinot, kiekvienas žmogus mato, kad ir tą pačią pilką skirtingai. Ir tas prašymas, kad radau pilką spalvą, tai nieko nereiškia, o dokumentacijos tiek turi išlikti tą kažkokią informaciją. Tai, nuo tų senų laikų, kaip mes darėme, šitaip taip ir darom. Kaip ten toliau bus, nežinau, bet, galbūt įves kitą tvarką tų tyrimų. Noriu tiesiog pasidžiaugti, pasigirti, galbūt tokį labai įdomų objektą teko tyrinėti. Jis buvo tyrinėtas kelis kartus iš tikrųjų, tai yra Onuškio bažnyčia. Prieš 4 metus Nešo kolegės darė tyrimus ir, kaip skaitinai, buvo irgi apkalta, aptinkuota ir to dekoro, kaip sakyt, buvo labai minimaliai, labai vėlyvo, net nedėjau čia nuotraukų, ten 20 amžiaus vidurys, tiesiog, iš tikrųjų neįdomi, nes bažnyčia labai sena yra barokinė. Ir kaip sakyt, išdrįso tyrėjai, tiesiog pamatė, kad tai yra apkalta nendrėmis, išdrįso padaryti tokias didesnės atodangas tų zondažų. Čia jau nuotrauka, ką matote, tai čia yra jau atidengimo metu iš tikrųjų. Pasidarėm labai nedidelius tos zondažus ir ką pasimatė, kad ant rąstų yra tapyba. Tai pagal visą istorinę medžiagą tiesiog buvo aišku, kad 19 amžiaus pabaigoje jinai buvo apkalta nendrėmis bažnyčia ir ištinkuota. O tos tapybos lik ir buvo tokių užuominų, kad lubose gali būti ištapytos Kristaus visos kančios, sakykime, tos scenos. Bet ar išlikė ar ne, sunku buvo pasakyti, nes, kaip matot, ir ventiliacijos angos buvo padarytos lubose, kai jau buvo užkalta nendrėmis, matomai nematė tuo metu jau tie meistrai, kurie tas angas darė, tai sunaikinta tos tapybos nemažai iš tikrųjų, bet labai tiesiog kaip fundatorius
norėjo, kuris finansuoja visą tą bažnyčios restauravimą, tiesiog jisai sako, o gal tikrai lubose yra tapybos, gal mes pabandom išsiaiškinti, kad išsiaiškinti reikėjo nuimti visą tą nendrių paklotą. Tai kai pradėjo palaipsniui nuiminėti, tai aišku, ne viską iš karto, palaipsniui pasimatė, kad ne tik sienos yra tapyba, bet kaip matote, visos lubos ištapytos. Tai yra unikali tikrai tapyba. Tapyba labai profesionali, jinai yra labai meistriškai ištapyta. Autorius nežinomi iš tikrųjų, nes menotyrininkai darbavosi, bandėm rasti užuominų kažkokių. Bet įdomiausia tai, kad tapyba yra tiesiai ant lentų, ant medžio. Ta prasme, nes daugelį bažnyčių vėliau jie klijuodavosi drobės, kad išsilygint tą paviršių ir tada tik tapydavo. Ir džiaugiamės, kad užkalus nendrėmis jie tiesiog, nevalė to paviršiaus. Ant viršaus viską. Tai aišku, nuo nendrių daug, nuo tų visų, sakykime, tinko gabaliukų labai daug likę yra tų apnašų. Tapyba iš tikrųjų yra kai kur ten sugadinta, nes nuiminėjant matomai tas ir nendrės ir visa kita, ant nendrių buvo šiek tiek ten jau tų sluoksniukų, kaip sakyt, nemažai. Kaip sakyt, pažįsta buvo. Tai ką aš noriu pasakyti, kad kai randi tokią tapybą, tada klausimas, o ką su ją daryti iš tikrųjų, nes jinai unikali, finansų reikia labai daug iš tikrųjų. Tai žinot, kadangi buvo kaip tvarkomas stogas, kad apsaugot nuo drėgmės, nuo visko, nes ten buvo ir tam tikrose vietose ir pažįsta labai tapyba, ir nuo drėgmės, ir nuo lietaus, ir kadangi pamatas buvo netvarkingas, daug bėdų buvo iš tikrųjų. Ir kadangi, kai nežinojo dar prieš tai 14 metais, kad ten yra tos tapybos, tai, žinot, statybininkai tiesiog tas vietas išsipjovė, pasidarė net paprasčiausiai tokį kaip pakeitimą tų rąstų, bet kaip, aišku, labai žiūri atrodo. Na ir viskas, o dabar jau, kaip sakyti, jie susitvarkė tą fasadą, susitvarkė stogą, pamatą, tai dabar jau bažnyčios tai tapybai padarė labai daug iš tikrųjų tokių, kaip sakyti, darbų, kur tapybai gal bus daugiau šansų išgyventi ir tuos darbus vykdys tikriausiai, aš taip įsivaizduoju, kad palaipsniui mes taip nusimatę daryti, todėl kad labai finansiškai daug visą tai kainuoja. Atsiprašau, man nepersimeta kažkodėl skaidrės. Štai čia. Tai aš čia iš arčiau galbūt parodysiu tas įdomesnės lubų kompozicijas, kur matosi kokia tai tapyba unikali. Ir įdomiausia tai, kad buvo pats lentų pagrindas ir rąstų buvo nudažyta kalkiniais dažais. Chemikai rado, kad ten ir kreidos yra, ir odos klijų yra, tai kaip sakyt, tikriausiai buvo dekoruojama, dažoma tomis priemonėmis, kokios tada buvo tuo laikmečiu prieinamiausios. Ir matote, tos kompozicijos tikrai unikalios, jos yra tiesiog įkomponuotos į tokius ovalus, iš tokių rokailių, jie tokie labai yra žūriški, gan monochromiški, o pati tapyba yra tokia labai, tokių sodrių, gražių spalvų. Čia greit perbėgu, kad matote apie tas ventiliacijos angas, kur, sakau, Kristaus galva tiesiog yra iškirsta skylė ir taip skaudžiai galva, kodėl būtent toj vietai. Bet kadangi jau kai buvo užkalta nendrėmis, jie tikriausiai nematė, kad ten yra tapyba ir tiesiog darė tam, kad jiems reikalinga buvo ventiliacija. Tai matote, tos lentos yra nelygios, jos yra, kaip sakyt, tokios, kaip sakyt, ir tas medis matomai dar vaikščiojo nuo drėgmės, nuo visko. Tai tuos tarpus tarp lentų rado mano kolegės, jau kai pradėjo darbus presbiteriniai daly šitoje, pamatė, kad yra gabaliukai drobės paklijuotos. Bet jos išlikė ten tiek minimaliai ir ta drobė vienur storesnė, kitur plonesnė, tai jie tuos tarpus tiesiog užsiklijavo tik su drobė, kad jiems netrukdytų tapyti ir jie tiesiog, tas meistras ar su padėjėjais jis ten tapė labai taip, kaip sakyti, ta tapyba tokia labai laisva, labai lengvi, tokie gražūs potėpiai, skaidri. Džiaugiamės, kad tikrai galbūt pavyks sutvarkyti tą visą bažnyčios tapybą, bet matot, mediena jinai yra tikrai, kaip sakyti, tokiam stovi, kad vietose kai kur ten teks dar ir pavargti. Ir matosi, kaip yra toks naudotas, buvo labai įdomus pigmentas smalta, brangus pigmentas, tikrai chemikai gali tą patvirtinti. Ir kaip jisai laikui bėgant nuo drėgmės, nuo galbūt saulės spindulių, kaip pasikeitė spalva. Vienur jinai atrodo labai ryški ta mėlyna, o kitur ta smalta, o kitur jinai tokia labai išblukusi ir išplikusi.
Įdomiausia tai, kad geriausiai išsilaikė tapyba, tai mes kaip vadinam tam bobinčiuje, ar ne, lubos, vienu žodžiu, nuėmė tą visą pakalimą, lubos išlikė puikiai. Tai šitiek metų prastovėjusi tapyba praktiškai net nelabai ten teks vargti. Aš dabar čia tik greitai permetu tokių keletą nuotraukų. 18 amžius. 18. Jo, antra pusė. Įvardyja menotyrininkai, kad tai yra rokoko jau, mes turi tokios stilistikos. Aš čia greitai tiesiog įmečiau tokių pavyzdžių, kadangi istorinių pastatų mums yra tekę tyrinėti labai daug ir tekę paskui, kas yra įdomiausia, kai tu ištyrinėjai ir paskui, jeigu dar tenka jį restauruoti, tai būna toks, tikrai labai įdomus galutinis tas rezultatas. Tai čia tiesiog įmetu tokių keletą nuotraukų. Pats rūmus mes tyrinėjom labai daug vargom iš tikrųjų, ten labai daug tapybos ir ilgai konservavom, restauravom, buvo labai maži tokie terminai. Bet, apie interjerus aš nekomentuosiu, nes mes jų ir nerodysim čia tikriausiai, kadangi, kaip sakyti, mūsų buvo toks tikslas, kad išsaugoti visą tapybą, kiek mes esam radę. Ir ne tik, kad, sakykime, ten, kur jau, sakykime, finansiškai neįmanoma buvo restauruoti, tik konservavome ir matosi, kad tokie fragmentai yra palikta ir baroko laikotarpio, frizai yra vėlyvesni, klasicizmo laikotarpio ir ta visuma paskui visai gražiai atrodo. Jeigu sako, aš neturiu pinigų, neturiu galimybių niekam, bet jis sako, nors išsaugokit. Randam būdą, kaip, sakykime, tuos fragmentus, gabaliukus, daugiau tapybos, mažiau saugoti, nes dideli kiekiai tapybos, juos sutvarkyti finansiškai tikrai labai daug kainuoja. Bet kai atsiranda paskui interjere tokie elementai, jie visai kitaip iš tikrųjų atrodo. Dabar aš apie Rumšiškes truputį noriu pašnekėti, aišku, nedaug mums čia pavyko nuveikti. Su Rasa čia apvaikščiam, pasižiūrėjom tas Svirno duris, kurias rytoj galbūt tvarkysime, yra tokio įdomaus dekoro. Įdomiausia tai, kad jis yra ant staktos ir matomai, galbūt tam šeimininkui ar dar kažkam kilo tokia mintis šiek tiek pasidekoruoti. Ir tas dekoras, jisai, matosi pėdsakai išlikę tokie gražus, tokie, augaliniai motyvai ir tokios spalvos gan įdomios yra ir ta mėlyna tokia, ir geltono kadmio ten yra, ir raudona tokia geležis, gal oksidas, nežinau, čia aišku, cheminių tyrimų mums nepavyko pasidaryti, nes tuos mėginukus nuvežėm, sako, kad labai dažas yra suyręs, sunku nustatyti, reikia daugiau to laiko, reikia daugiau mėginių, tai šiame etape nepavyko tą padaryti, galbūt ateityje reikės į tą problemą galbūt kažkaip atsižvelgti labiau, kad chemikam reikia daugiau laiko. Tai įdomu tai, kad tas mėlynas pigmentas, jis iš tikrųjų buvo brangus, kaip ir visi tie pigmentai buvo brangus, bet jeigu jau taip išskirtinai sugalvojo šeimininkas nusidažyti tas Svirno duris, matomai tai, jam kažką reiškia ir dar pasidekoruoti, ne tai, kad vieną spalvą. Tai matom, kad ten yra ir dvi spalvos, ir daugiau, sakykime. Čia labai jau sunykė tos mūsų pakapio Svirno duris, bet vis tiek matosi, matote, yra tas dalinimas su balto dažo tokiom juostelėm, imitavo tiesiog tų lentų tokį kaip pakalimą. O centre matomai gal irgi buvo kažkoks tai gal dekoro elementas, staktuose vėlgi yra to augalinio motyvo fragmentų ir galbūt pavyks jį pakonservuoti, patvirtinti, nes mes kaip restauratoriai esam tokį visą laiką užsibrėžę tikslą išsaugoti autentą maksimaliai. Kiek jo ten bebūtų likę, kad ir 10%, bet kad matytųsi, kad jis yra iš tikrųjų. Matot, kokios yra įdomios Daujėnos Svirno duris, irgi mėlynos su raudono tokio dažo tokiais intarpais ir dar imituota vinukų toks, kaip sakyt, pakalimas. Tai vis tik tai aš manau, kad tie paprasti meistrai ar tai šeimininkai, jie vis tiek turėjo kažkokį tokį norą truputį išsiskirti. Labai tos Dzūkijos durys, Svirno durys galėjo būti gražios, matom, kaip tas dažas visas yra sunykęs, iš tikrųjų likę tik tai ten tose tokiose gilesnėse vietose to mėlyno dažo. Irgi centre matosi, kad tas rombas, jisai yra kitos spalvos toks šiltesnis ir dekoruotas, irgi su tokiu augaliniu, žalios spalvos tokiu ornamentėliu. Labai kukliu iš tikrųjų, bet vis tiek tai yra nepaprastas tas dažymas. Bet ir Daujėnų Svirno durys irgi jos tokios jau visiškai pavargę, ten tiesiog, aš galvoju, galbūt ten to dažo kažkiek matosi, kad yra to mėlynai žalio, tai gal jį pavyks ten tą dažą kažkaip irgi pasidaryti ir nusidažyti tokią spalvą panašią. Nes ir kolonos irgi jos buvo dažytos ir buvo dažytos labai panašios spalva. Bet kadangi tie dažai yra, kaip lauko sąlygom, jie matomai gal dėl rišamosios medžiagos, gal dėl pačio pigmento jis labiau suyra, dėl to tas dažas jisai labiau yra išblukęs, kaip sakyti, išsiplovęs.
kad ir Tauragnų pirkios langas. Jisai pirminėme etape matosi, kad jisai buvo baltas, baltai dažytas, bet matomai paskui yra tų perdažymų, ne vienas tas sluoksnis, o galutinis toksai pilkai, toksai gražus, toks plienos spalvos, toks su suodžiu gal pigmentais dažyta. Tai galbūt kaip mūsų tokia mintis yra galbūt ne viską tai perdažyti, o iki to autentiško dažo kažkaip gražiai palisiruoti, padažyti ir tą. Matysis tas autentiškumas, gal ne visai viską naujai perdažyti. Nu, tai čia rytoj bus aišku tikriausiai. Tai tiek, ačiū uždėmesį. Aš taip gal išsikviečiu tą.